besiruošdama šitai prezentacijai kažkaip galvojau, kaip čia užkabinti tas temas, kurios būtų aktualiausios ir iš tikrųjų suprantu, kad prieš pietų pertrauką daugumai norėsis čia gali pabėgti ir, ir jau valgyti panašiai, bet bandysiu gal paprovokuoti šiek tiek, kad mūsų auditorija, manau, kad yra ir profesionalų, kurie susiduria kasdieną su tom grindų dangom, tai man būtų įdomu irgi, jeigu klausimuose būtų kažkokių tai galbūt ir mitų ir įsitikinimų, kurios būtų galima patvirtinti arba paneigti. E, Tuo pačiu besirodymas galvoju, čia iš populiariausių klausimų, kuriuos mes gaunam, pasitikrinau dar ir su dirbtiniu intelektu, ar tie patys mitai galioja ir pasaulyje. Tai vis tik tai jau viskas daugmaž sutampa, populiariausi mitai Lietuvoje ir sutampa ir su pasauliniai. Taigi, truputį pradėsiu. Tai esu Andrius Islionis, Geros grindys vadovas, žinomas mūsų prekės ženklas, Lietuvoje seniai darbuojamės. Pagrinde dirbame su medinėmis, medinėmis, kiliminėm, laminuotom, kamštinėm ir įvairiausiam kitom dangom. Tai čia gal yra tokia viena iš mūsų stiprybių, kad ir tos praktikos tokios labai įvairios turime ir tų mitų prisigaudome pakankamai daug ir plačiai ir aišku, čia slypi mūsų įmonės stiprybė, kad galima tikrai tas dangas parinkti pagal projektą ir netempti į vieną ar kitą kažkokią konkrečią grupę, o tikrai parinkti pagal performance ir pagal projektą. Veikiame nuo 95 metų visoje Lietuvoje, turim salonus didmiesčiuose, prekiavam pakankamai plačiu asortimentu, teikiame paslaugas ir priežiūrą ir visus žaisliukus, kurie reikalingi grindų rengimui ir, ir priežiūrai. O, atsiprašau, peršokau iš kiti. Taip, tai pradėsiu nuo medinių grindų. Jos tikrai yra populiariausios, ta prasme, kad tikrai daug yra įsitikinimų ir dažnai tenka diskutuoti su klientais, ką galima, ko negalima. Tai vat ir pradėsiu nuo to vieno iš dažniausių klausimų, ar galima medinės grindis įsirengti ant šildomo arba šaldomo reiškia, pagrindo. Tai jau dabar iš tikrųjų praktiškai visos daugiasluoksnės įvairių tipų medinės grindys tinkamos naudoti ant šildomų pagrindų ir jau iš esmės nėra jokio tokio rimto ribojimo, kad galima ar negalima ir rinktis galima įvairius formatus, įvairių medžių rūšių, tas daugiasluoksnės sistemas ir jas drąsiai įsirenginėti, reiškia, ant šildomo arba vėsinamo pagrindo. Ir dar anksčiau, kai tik tai visą tai atsirado, buvo tikrai apribojimas, kad tik tai vandeniniam sistemom, reiškia, šildymo buvo galima naudoti parketus ant šildomo pagrindo, bet dabar jau atsiranda ir pritaikymų, reiškia, kad ir elektra gali būti, ir infraraudonųjų spindulių šildymas. Ir iš tiesų, nu, kaip sakyti, jau dabar labai, labai jau maži apribojimai. Tik tai yra vienas iš pagrindinių, čia europinė irgi norma, daugumai paviršinių dangų, kad jas funkcionuotų normaliai, reikia, kad pagrindas, iš kurio ateina, ta temperatūra nebūtų didesnis nei 27 laipsniai. Čia yra tokia europinė norma, truputį skiriasi kai kuriam dangom, bet 27, 28, kai kur laipsniai yra ta riba, kuri yra paduodama iš apačios į grindų dangą. O vėsinimo atveju tai svarbiausia dalis turbūt yra ta, kad turi būti įrengtas rasos taško matavimas tam, kad neįvyktų kondensacija. Tai čia iš tikrųjų reikėtų pasitarti su tuo, kas įrenginės tą sistemą. Kitas vienas iš dažnų dalykų reiškia, kad ar galima grindis įsirenginėti virtuvėje arba vonios kambaryje, tai nepatingėjau iš tikrųjų pasižiūrėti grupės stambių gamintojų, ką jie apie tai galvoja, rašo ir ar turi tam sprendimų. Tai iš tiesų
tikrai ne visi drįsta tą daryti, bet taip mūsų, praktiškai visi mūsų medinių grindų tiekėjai turi sprendimus ir galima tą daryti drąsiai. Yra tik tai keletas tokių rekomendacijų, ko reikėtų vengti. Tai tiesiog, žodžiu, nepalikinėti ilgam stovinčio vandens, kai išlipat, tai nusiprausę arba prisitaško arba kitaip atsiranda to vandens ir tiesiog jį surinkus, nuvalius, jokių problemų iš esmės tas nesudaro. Vėdinimas, aišku, irgi yra labai svarbi dalis, kaip ir iš visų sveikatos požymio, reiškia, mm, geras vėdinimas visais laikais aktualus ir šiuo atveju irgi tas yra svarbu. Ir esminis dalykas, kad dauguma tų inžinerinių parketų jie gali būti renginėjami plaukiojančių būdų, arba slankioju, su plik sistemų, nenaudojant klijų. Tai iš tikrųjų, būtent vonios atveju, tai reikėtų, kad būtų priklijuota pilna plokštuma parketo klijais prie pagrindo ir jau tada net ir ten gausus tas vandens patekimas, jisai neturėtų pakenkti, net jeigu užbėgtų palei sienas į apačią, tiesiog pro klijus tas vanduo nepakliūtų po parketu ir tam vat reikalingas būtent užsandarintas perimetras, kad visas vanduo, kuris ten atsiranda nuo rasos ar tiesioginės, reiškia nuo garo, kad nepakliūtų po grindų danga, tai užsandarinus perimetrą, vėdinant ir nuvalius stovintį vandenį tikrai galima drąsiai naudoti medines grindis, reiškia, vonios kambarį. Irgi kitas dalykas, kuris tikrai dažnai girdisi iš klientų, kad greitai dėvisi, reiškia, ir gražus medinės grindys, bet kiek mes susidurėm būtent su tuo, kas tie dažniausiai atsirandantis pažeidimai, tai dauguma jų labai paprastai sprendžiasi ir dažniausiai tai yra nuo kėdžių kažkokios žymės, nuo lauko kažkokie tai abrazyvai, smėliukas ir panašiai. Tai viena iš tokių paprasčiausių investicijų, tai tikrai po visų baldų kojelėmis susiklijuoti ir po kelis eurus kainuojančius padukus, pasitiesti kilimus prie lauko išėjimo. Aš pats irgi naudoju medinės grindis, tai pas mane prie įėjimo yra didžiulis 2 metrų kilimas patiestas, tiesiog visiems smėliui drėgmei surinkti, ten prasisiurbė ir viskas. Galima drąsiai nebijoti to lauko, reiškia, ir tiesiog keletas tokių paprastų apsauginių dalykų išsprendžia labai. Kitas dar dalykas, kad net ir atsiradę įbrėžimai, iš tikrųjų, jie žmonės labiau išgąsdina vizualiai, bet techniškai dažniausiai, jeigu jie nėra kažkokie labai gilūs, tai jų nereikia pulti taisyti, nes praktiškai dauguma padengimų medinių grindų yra būtent elastingų lakų arba ten vaško pagrindo alyvos, jos irgi turi tam tikrą sluoksnį, kurį nepasižydžia iš karto ir realiai ta apsauga jinai tik tai, čia pasakyti, įlinksta, o neatsidaro ten medis, reiškia, plikai, kur jau ten reikia įtaisyti. Tai žodžiu, kad net ir atsiradę įbrėžimai nereiškia, kad reikia skubėti, ten taisyti ir panašiai. O kita vertus, aišku, medinės grindys yra geros tuo, kad yra nesudėtingas iš tikrųjų paremontavimas vieno ar kito ten atsiradusio įbrėžimo. Pavyzdžiui, lyginant kai kurias kitas dangas, jas gana sudėtinga taisyti, lyginant su medžiu. Toliau sekantis yra irgi vienas iš dažniausių klausimų, reiškia, kokį paviršių rinktis, laką ar alyvą. Ir čia iš tikrųjų toks vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų apie medinės grindis, bet jau dabar, reiškia, yra ir tokių vadinamų nematomų lakų ir reiškia, kurie atrodo kaip alyva, o dirba kaip lakas. Tai iš esmės jau dabar dažnai didžiai dalį klientų pavyksta, kaip sakyt, pateikti pasiūlymus, kurie atitiktų tiek vizualinę alyvos vaizdą, tiek lako apsaugą ir jau dabar tas pasirinkimas nebėra toksai aktualus, kad reikia kažką aukoti dėl kažko. Iš esmės yra jau abu pasauliai susijungia į vieną gerą sprendimą ir tikrai yra jau kaip pasidaryti, nesikankinant su šito klausimu. Bet
Tai šitą pasakiau ir jo, ir gal tada ir perėsiu toliau, nes laiko nėra daug. Kita labai populiari grupė yra šiuo metu vinilinės grindys, kurios labai labai išsiplečia, tiek kainų rėžių prasme, tiek pritaikymo prasme, ir yra įvairių pritaikymų. Ir tikrai yra viena iš populiariausių grindų dangų grupių. Ir toks jų ir populiarumo, ir tokio prakeiksmo dalykas yra būtent tas vadinamas atsparumas vandeniui, kuris kai kuriem klientam tikrai išpučia, kaip sakyti, akis, lūkesčius ir panašiai. Ir nors dauguma marketingė vinilinių dangų yra vadinamos kaip waterproofinės, atsparios vandeniui, bet jos niekaip nereiškia, kad jos tikrai iš tikrųjų to vandens gausiai labai jau ten nebijo. Tai tikrai nereiškia, kad galima naudoti lauke, ten kokiai pirty ir panašiai, ir panašiai. Tai žodžiu, kad tas atsparumas vandeniui yra labiau vertinama, būtent kalbama apie tai, apie tą praktinę, kad neišsipils kažkokia, tikrai nieko nenutiks. Ir tikrai yra vinilinės dangas drąsiai galima dėti ir į vonios kambarį. Ir tai yra ir vienas iš populiarių dalykų, kad jas iš esmės visą butą ar visą namą galima dėti vientisai viniliniam, jos ir drėgnesnėse patalpose puikiai tarnauja. Yra tik tai tam tikrų sąlygų, kad jeigu darant vonios kambaryje, panašiai kaip ir prieš tai kalbėjau apie medinės grindis, kad jeigu norite turėti tą pilną atsparumą drėgmei ir vandeniui, tai yra daroma tik tai klijuojant tam, kad paviršius jisai nebijo vandens, bet jeigu vanduo pakliūtų po grindų sistema, tai tokiu atveju jau ten gali atsirasti visokių problemų. Tai dėl to ir vinilinės dangas irgi darant vonios kambariuose reikia klijuoti ir sandarinti perimetrą. Irgi kitas dalykas, dėl ko kartais klientai vengia pirkti vinilinės grindis, tai yra kenksminga sudėtis, nors iš tikrųjų jau dabar dauguma jų turi gana atitinka griežtas europinės normas. Vienas emisijos, kuri jau dabar užtikrina ypač mažą kenksmingų medžiagų emisiją. Nemažai yra dangų, kurios atitinka gana griežtus švaraus oro sertifikatus, taip kad jau dabar čia to labai baimintis nebereikėtų. Bet kas vis tik tai jaudinasi arba nenori naudoti šito naftos produkto, tai yra tikrai dabar daugėja, aš kiekvienas save gerbiantis gamintojas turi kažkokią tai eko alternatyvą, kuri yra pagaminta iš kažkokių jau perdirbtų žaliavų, nenaudojant, reiškia, pirminės žaliavų. Ir tai čia būtent ekologijos mėgėjams ir tvarumo gerbėjams tai yra iš tikrųjų sporių, gerų sprendimų, kurie yra švarūs ir labai, labai gerai pagaminti. Ir aišku, kitas dalykas, kad jau dabar Nilo gamintojai labai bando irgi keisti tą savo tokios chemijos įspūdį ar to plastiko įspūdį, kad tikrai labai sparčiai gerėja tiek pati sudėtis, tiek jų gamybos būdai, taupomas vanduo, žaliavos ir panašiai. Ir gilinamas būtent į antrinių žaliavų panaudojimą. Kitas dalykas irgi, kurį mėgsta žmonės, kaip sakyti, patrolinti, tas vinilinės grindis pavadinant jas tokiu linoleumu, tai iš tiesų šita evoliucija žiauriai spartėja ir mes irgi vos spėjam patys savo ekspozicijas kaitalioti, nes vis kiekvieną sezoną jos vis natūralesnės ir natūralesnės. Ir čia ir ta nuotrauka, kuri čia įdėta, irgi rodo, kad dar anksčiau, kaip sakyt, buvo paviršiai gana tokie sintetiški, jau šiuo metu jie pasidarė visiškai itin matiniai, kur pats piešinys, kaip ir nuotraukų matosi, yra visiškai derinamas su koks yra medienos raštas pavaizduotas, taip ir tas struktūravimas padarytas ir jau tikrai net ir profesionalui sunku atskirti medis tai ar ne medis, jokių blizgėsio nebėra. Ir būtent yra labai, būtent
modernaus skanavimo technologijų dėka ir labai tiksliai atkuriami, reiškia, medienos paviršiai. Jie retai kartojasi ir jau netgi būdama sintetinė danga, jinai vis tiek gali atrodyti žiauriai natūraliai ir imituoja ne tik medį, bet akmenį, keramiką ir bet kitus. Ir aišku, dabar jau labai išpopuliarėja įvairūs tie formatai, kaip įvairių tipų eglutės, ševronai, mozaikiniai vinilai irgi yra, tai jo tikrai jau dabar labai nutolę nuo to pigaus linoleumo ir sunkiau atskirti nuo tikro medžio. Jo, ir kitas toks mitas, čia gal jau patys iš rinkodaros jau žmonės, įmonės užkūrė, kad žmonėms atrodo, kad vinilų neįmanoma įveikti ir jie labai puola juos pirkti ir kaip sakyti, gana nesaugotai, bet iš tikrųjų tai jos irgi turi atsparumo klases, turi savo kantrumo ribas, tai ir ką svarbu žinoti, kad vis tik tai yra elastingų dangų kategorija ir pavyzdžiui, aštrių dalykų, sunkių dalykų jos tikrai nelabai mėgsta, nors yra aišku vinilų sukietintų, kurie skirti būtent labiau va, tokiem kitiem dalykam ar aštriem atlaikyti, tai čia irgi svarbu tinkamai parinkti. Bet na, man gal tikrai fainiau turėti kažkokį komfortiškesnį, elastingesnį vinilinį sprendimą bet tada, aišku, ten sunkus koks nors baldas gali palikti žymę, ten aštrus daiktas nukritus gali palikti žymę, tai žodžiu, kad jis tikrai nėra neužmušamas, tai tikrai svarbu pritaikyti teisingai. Iš tikrųjų, atnaujinimo jos yra ten technikų, kaip tą galima padaryti, bet jas irgi sudėtinga atnaujinti ir jos nemėgti karščio, čia Lietuvoje gal mažiau aktualu, kitose šalyse, jeigu yra karšta temperatūra, dideli langai, tai iš tikrųjų jisai šiek tiek turi tendenciją plėstis, trauktis nuo karščio. Kiliminės dangos irgi gana populiari pasaulyje, grupė Lietuvoje, jinai mažiau populiari ir ypač labai apaugusi įvairiais mitais. Tai vienas iš pagrindinių mitų kiliminių dangų yra būtent, kad jos netinka alergiškiam žmonėm, nors iš tiesų ten Vokietijoje yra atlikta gausybė įvairiausių tyrimų, kurie, čia tam grafikė matosi, ties 50 nuo tokia žalia linija, kuri rodo, kad čia europinė norma, kiek yra sveika, kad būtų, reiškia, kenksmingų ore dalelių, tai būtent ant kietų paviršių ta norma neviršyje kietų, reiškia, sklandančių ore skaičių, o ant kiliminių jinai yra kur kas mažesnė. Ir čia labai paprasta logika, kad viskas, kas nukrenta ant kiliminės dangos, realiai ir turi pasilikti būtent ant žemės, o ne kilti į viršų. O kitom dangom, kiekvienas praėjimas vis pakelia tas dulkes arba prabėgantis laikas, kaip pradžioje Jurgita pasakojo, kad turi būti pritaikyti. Tai visi šitie bėgiojimai, lakstymai, jie iš tikrųjų kelia tas dulkes į viršų ir tai yra alergiją sukeliantis dalykas. Irgi labai svarbu, kad kiliminės dangos būtų su kokybiškais padais, kad tos dulkės nepatektų po apačią kiliminės dangos, nes jeigu jau pakliūna po apačią, tai ten jau tada prasideda dar kiti procesai, iš ten jau jas iškrapštyti labai sunku, tada atsiranda kvapai ir panašus dalykai ir atskira ekosistema pradeda augti. Tai turint omeny tada, kad viskas lieka tik paviršiuje ir turi kokybišką padą, tai tada tiesiog pakanka nusiurbti, viską surinkti ir panašiai. Ir tai galima daryti rečiau negu ant kietų dangų, nes ant kietas reikia valyti dažniau. Sudėtinga priežiūra irgi toks yra iš dalykų, kur žmonės vengia, reiškia, pirkti kiliminės dangas, bet iš tikrųjų tai geros sintetinio pluošto kiliminės dangos, jos kuo puikiausiai valosi, jos neįgeria ir tikrai galima drąsiai naudoti, o net jeigu atsiranda kažkokių tai tendinų, jos tai galima išvalyti specialiomis priemonėmis, arba čia lygiai tas pats yra su bet kuriom kitom dangom iš tiesų.
Taip pat yra, jeigu jau yra tokių vietų atsiranda, kurios netaisomos ar neišsivalo, tai tikrai yra galimybė išpjauti dalį, įdėti ir suvienodinus sutvarkyti. Tai čia tikrai ne kažkokia labai problema O vienas iš dalykų, dėl ko vat pasaulyje ypatingai populiarios kiliminės dangos yra, tai ir kad tas praktiškas jų panaudojimas yra įmanomas, tai rodo, kad tikrai daug komercinių, būtent viešbučiai, biurai daug naudoja kiliminės dangas ir tai tikrai jauku, atsparu ir galima drąsiai naudoti, svarbu tiesiog nenaudoti pačių pigiausių. Kas yra sekanti skaidrė, tai kartais žmonės sunku suprasti, kodėl kiliminė danga gali kainuoti daug ir populiariausius kainų rėžiai turbūt yra ten iki 14, ten iki 20 eurų, nors realiai yra tikrai gerų profesionalių sprendimų, kurie ir labai atsparus, ir labai stiprus, ir kantrus, gali kainuoti ir 60, 80 ar ten net virš 100 eurų, bet tarnauti ilgiau negu tarnaus interjeras ir jau bus keičiamas kažkada tai interjeras, o ne kiliminė danga. Taip pat irgi dėl tokios senovinių kartais vaizdo irgi nenori rinktis kiliminių dangų, bet iš tiesų jau dabar jau tik fantazija riboja, ką galima padaryti su kiliminiam dangom. O dėl atsparumo, tai tikrai gero sintetinio pluošto praktiškai įmanoma labai sužaloti. Mes patys savo salonuose, kai kuriuose turime kiliminės dangas, ten pas mus kiekvieną dieną mėtosi stendai, pavyzdžiai, žmonės eina, žiūri ir tikrai nieko. Be to viešbučiai irgi geriausi viešbučiai naudoja ne tik dėl to, kad tai yra gražu, bet ir tikrai puikiai tarnauja tas dalykas. Na ir pabaigai, neužlaikant, yra ta populiarioji laminato grupė, jinai irgi išgyvena savo transformaciją. Reiškia, kad tai irgi tokia kaip pigi alternatyva ir čia toks kaip laikinas sprendimas arba jau labai ekonomiškas sprendimas, bet iš tikrųjų jau dabar yra, mes turime pakankamai įvairų asortimentą tų pačių populiarių raštų ir visus eglutės, ir tiek prancūziška, tiek paprastoji, yra įvairių imitacijų akmens ar metalo, kas irgi galim naudoti. Laminato atsparumo ir privalumo dauguma žmonės žino, bet tai kartais jiems atrodo, kad nėra jo gražaus ir gero. Iš tikrųjų yra ir įvairių, yra irgi tikrai puikiai dabar atkuriamas tikrų medžių paviršiai ir kaip fantastiškai atrodo. Taip pat atsiranda ir didelio formato grindys, ir ne tas įprastasis laminato formatas, o įvairūs kiti raštai. Triukšmingumas irgi vienas iš dalykų, dėl ko kartais nemėgsta laminato, tai iš tikrųjų dabar yra keli sprendimai, kaip tą padaryti ir sumažinti. Tai ieškokite, jeigu galite, laminatus su integruotais iš karto specialiais akustiniais paklotais arba įsigyti tiesiog gerą paklotą atskirai. Ir taip pat yra, reiškia, laminatų, kurie gali būti klijuojami. Tai tokiu atveju tas garsas žymiai duslesnis ir daug tylesnis gaunasi. Ir vėlgi, reiškia, dėl drėgmės atsparumo irgi yra pakankamai nemažai tokių stereotipų, panašiai kaip su viniliniam, kad irgi gamintojai stengiasi sukurti tas kolekcijas drėgmę atsparias ir iš tikrųjų jau dabar yra pilna kolekcijų, kurias galima naudoti vonios kambariuose, bet vėlgi čia yra irgi su tam tikrais apribojimais. Bendrai tai laminatas yra gausiai drėgmė yra jautrus. Pačios plokštės tikrai yra smarkiai patobulėjusios, jos yra taip daromos, kad tikrai kuo mažesnis būtų plėtimasis ir net ir gavusios vandens pakankamai mažai plečiasi. Jo, be abejo, yra atskirų kolekcijų būtent vonios kambarį. Tai va, klausimai galbūt ten atskirai zonai, tai ačiū už dėmesį. Susitiksim gal diskusijai.